tą dublį. Kiek supratau, dabar esat politinės partijos liaudės partija kandidatas į Seimą, ar ne? Ir kokio velnio įsivėlėte šitą, taip sakant, avantiūrą? Nu, kaip Daukantas sakė raštuose, paskaitykit, kad jis rašo dėl mažų vaikelių. Senių neperauklėsi nieko, bet dėl mažų vaikelių rašo. Aha. Ir parašė labai puikus veikalai, kaip sakant, auklėjimui. Tai čia reiškia, man jau visko gana, jau senas esu ir turtų jokių susikrauti nesiruošiu, betgi reikia ateitį ruošti. Ką šitie visi dabar esantis ten išdarinėja, tai mes matome, Lietuva nyksta, mažėja ir išnyks. O pavyzdžiui, ne aš vienas, o daug žmonių galvoja visiškai kitaip. Mes nenorime išnykti. Svarbiausias dalykas – būti, išlikti. Tie, kas kaunasi už pasaulio viešpatavimą, pasaulinę imperiją, diktatūrą, jie neilgalaikiai reiškiniai ir jie patys save susinaikins, išnyks. O mes norime gyventi, išlikti. Taip, bet Reikia įvesti tvarką šalyje, kad žmonėms būtų gyventi gerą pas mus. Kaip tą tvarką galima įvesti? Kaip jie įvesti? Gerai gyvena tik ten, kur viską pasigamina patys, kas suvartoja. Gamyba yra svarbus dalykas. Ir dabar Lietuvoje jau 3 kartą istorijoje deindustrializacija vykdoma. 1 kartą, juk pavyzdžiui, industrializacija Lietuvoje prasidėjo 18 amžiuje, tuo pačiu metu kaip ir Anglijoje. Manufaktūros, Gardinimo, Šiaulių manufaktūros, tos audimo viskas. Bajorai valstybę sužlugdė, žinom, tie padalinimai. Atėjo svetimšaliai, viską sunaikino, sugriovė, įvykdė pilną deindustrializaciją. Tai sovietai vėl industrializavo, tarkim. Taip, paskui, po 1 pasaulinio karo įsikūrė Lietuvos nepriklausoma valstybė, tai labai sparčiai vyko industrializacija. Smetonos laikais. Taigi ten žemės ūkio šalis buvo Lietuva tada. Ne tik žemės ūkio, bet ir pramonė. Pavyzdžiui, Algirdas Pilkauskas kaunietis, su juo pakalbėkite, jis ten rinko daug duomenų. Lietuvoje darbininkų padėtis, tiek atlyginimai, tiek socialiniai reikalai ir buitiniai, visi geriau buvo sutvarkyti jau, pabaigoje nepriklausomybės, negu kai kuriuose vakarų šalyse. Pavyzdžiui, imkim Belgiją. Geriau. Prancūzija. Čia geriau. Taip, bet visi sovietų sutiko su... Atėjo karas, viską sužlugdė, po karo viską išdraskė, sunaikino. Paskui jau po Stalino mirties, Stalinas buvo atsiuntęs į Lietuvą tokį Michailą Suslovą, kuris sakė, Lietuva bus, bet lietuvių nebus. Naikinimas. Po to tas naikinimas jau mastas jo stipriai sumažėjo, prasidėjo jau naujoji tarybinė industrializacija. Ir mes ją gerai atsimename. Lietuva jau 90 metais buvo pramoninė šalis ir daug rodiklių Lietuvoje geresni buvo netgi negu vakaruose, pavyzdžiui, energetika. Prancūzija 80% elektros energijos gamina atominės elektrinės, Lietuvoje 100% ir dar eksportuoja. Bet tai ten buvo dar visokių ten Kauno hidro šitą. O dabar ką padarė, reiškia, dabar viską matome. Monstras reikia naikinti, jie monstras visą gamybą vadina, gamyklas naikinti. Sugriovė, 1 milijonas viršum bedarbių. Tai jiems ką, arba mirti iš bado Lietuvoje, arba važiuoti kur nors kitur uždirbti, kad galėtų gyventi. Tai vat ir emigracija. Emigracija tik tai dėl to, kad dėl valstybės politikos tokios deindustrializacijos 3 kartą naikina šalį. Tai vat sustabdyti naikinimą reikia ir paleisti, kad vėl Lietuva, vat Sladkevičius per katedros atšventinimą labai gerus žodžius pasakė pabaigoje.
ir palinkėjimą Lietuvai. Mokėkite augti ir laukti. Tie visi, kurie siekia pasaulį užkariauti, jie patys energiją savo išeikvos fiks idėjai ir sužlugs. O kas sveikai, kaip sakant, susitvarkęs bus šalyje, tie išliks ir normaliai gyvens. Tai ką jūs siūlo daryti, tarkim, konkrečiai? Tai aš turiu pasirašęs čia 11 tezių, galiu trumpai per 10 minučių papasakoti. Papasakokit. Duok man tą lapą. Ne, nedaviau. Daviau. Čia buvo lapas mano. Ar nebuvo? Kur aš jį padėjau, gal ten kažkur vuliuojasi, pažiūrėkit,